Ką pasakytumėt, jeigu jums pasiūlytų įsigyti už mažiau kaip 20 000 eurų Bentley Bentayga arba Lamborghini Urus? Na, tikriausiai nepatikėtumėt, lygiai taip pat kaip nepatikėčiau ir aš. Tačiau aš jums parodysiu vieną automobilį, kuris turi visiškai tuos pačius techninius sprendimus, kaip ir mano paminėti modeliai, taip pat Porsche Cayenne. Ogi štai jis yra va čia va. Antros kartos Audi Q7 yra pagamintas naudojant MLB Evo platformą ir techniniais sprendimais dalijasi su mano jau paminėtais sportiškais, galingais, prabangiais, efektingais modeliais. Žinoma, Audi Q7 neturi pačių galingiausių motorų, kokie buvo siūlomi tiek Bentley, tiek Porsche, tiek ir žinoma Lamborghini, tačiau visgi, net ir silpniausias jo motoras pasiekdavo daugiau kaip 250 arklio galių, o galingiausios versijos turėjo daugiau nei 500 arklio galių. Ir štai čia yra antros kartos Audi Q7, kurio visą naudoto automobilio apžvalgą pamatysite Motorai TV YouTube kanale.